Dauguma žmonių mano, kad kreatinas yra skirtas tik raumenims, bet naujausi tyrimai rodo, kad jis gali būti vienas geriausių papildų tavo smegenims bei protui. Kreatinas tai natūrali medžiaga, kuri yra taipogi natūraliai gaminama mūsų organizme, daugiausiai kepenyse, inkstuose bei kasoje. Kreatinas padeda mūsų ląstelėms gaminti energiją ir tikrai taip jis yra geriausiai žinomas dėl poveikio raumenims. Daugiau jėgos, greitesnis atsistatymas bei raumenų masės auginimas. Tačiau štai įdomioji dalis. Naujausi tyrimai rodo, kad kreatinas stipriai veikia kognityvinės funkcijas. Jis gali pagerinti tavo atmintį, koncentraciją ir net sumažinti psichologinį nuovargį. Taipogi verta paminėti, kad yra duomenų, jog kreatinas gali padėti mažinti streso poveikį ir kai kurios depresijos simptomus, ypač kai organizmui trūksta energijos arba yra padidėjęs psichologinis nuovargis. Taigi trumpai tariant, kreatinas veikia ne tik sporto salėje. Jis yra naudingas tiek raumenims, tiek protui. Gali prisidėti prie geresnės nuotaikos ir atsparumo stresui. Taigi mano asmeninė nuomonė, šis papildas turėtų būti vartojamas kaip sveikatingumo papildas, kuris padeda žmogui ne tik auginti raumenis, bet ir rūpintis savo smegenų sveikata, kasdieniniu darbingumu ir emocinę gerovę.